Ir būtina pasirinkti būtent plaukimui, nes jų pasiuvimas yra skirtingas ir tada labai lengvai galime pristrinti. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į kostiumo plūdrumą. Tai yra, kuo didesnis plūdrumas, tuo yra mums iš esmės geriau. Jeigu mes turime plūdrų kostiumą, mums iš esmės reikia mažiau skirti energijos kojų laikymui paviršiuje, dėl ko mes išeikvojame mažiau energijos tokiem dalykam ir mums yra kur kas lengviau plaukti. Atkreipiame dėmesį, kad būtų didelis stumas pečiuose ir būtų pakankamai erdvės nugaros srityje. Tai yra svarbu, kad jisai nevaržytų judesių, nes jeigu jisai varžo ar spaudžia kažkiek kvėpavimą, jeigu jisai mus varžo, įlipus į vandenį, mes pajausime kur kas didesnį spaudimą krūtinės srityje, dėl ko mums bus ženkliai sunkiau kvėpuoti ir mums automatiškai visas plaukimas apsunkėja. Vienas iš būdų tai patikrinti, tai galime tiesiog iškelti rankas ir jeigu jaučiame spaudimą, tai automatiškai kostiumas bus netinkamas, nes vandenyje jisai suteiks dar didesnį spaudimą ir diskomfortą. Jisai turi jaustis aptemptas, bet jisai neturi varžyti visiškai judesių. Kas taip pat yra labai svarbu, neturi būti jokių tarpų tarp kaklo, riešų ir čiurnų. Nes tokiu atveju gali būti taip, kad paklius vandens ir dėl didelio temperatūros skirtumo pakliuvus šaltam vandeniui galim gauti lengvą termošoką ir tai gali permušti lengvai kvėpavimą ir tai labai smarkiai išmuša iš vėžių.